Leiskite jums išdalinti naują pamoką, kas norėtumėt pasiimti ir sekti pamokas. Dėkoju Arūnai, jeigu padėsi. Jeigu pamokų trūks, kas norės ją paimti, tai tada reikės tik tai kilstelti ranką ir aš paprašysiu savo žmonos padėti ir padaryti kopijas. Mes šiandieną visi kartu pradėsime mąstyti apie antrą dalį. Mes užbaigėme 3 pamokas pirmoje dalyje ir visose 3 pamokose pirmoje dalyje buvo pirmiausiai klausimas, kodėl reikia garbinti Dievą. Pirmoje pamokoje, pirmoje dalyje mes atsakėme savo labai aiškiai iš Dievo žodžio, Dievas įsako jį garbinti, nes jisai yra mūsų gyvenimo centras. Kada mes uždavėme vėl klausimą, kodėl reikia garbinti Dievą, antroje pamokoje mes pažvelgėme į Dievo žodį, kad Dievas yra vertas garbinimo, nes tai unikalus, nepakartojamas asmuo. Trečioje pamokoje mes skyrėme laiko ir pažiūrėjome į tai, kad Dievo garbinimas suteikia žmogui palaimas. Dievo garbinimas suteikia žmogui palaimas. Ir šiandieną mes žvelgsime toliau, ką tos pamokos moko apie Dievą ir kuo jos yra svarbios. Aš pradėsiu 15 puslapiu, antra dalis. Ir antroje dalyje mes turėsime kelias pamokas. Vienos bus trumpesnės, kitos ilgesnės. Bet mes mąstysime dabar apie tiesą ir visi prisiminsime iš Dievo žodžio Dievas, kurį mes garbiname. Pirmoje dalyje, kodėl reikia garbinti Dievą. O dabar prašau, atkreipkime savo dėmesius ir pagalvokime ir prisiminkime Dievas, kurį mes garbiname. Pirmoje pamokoje, jeigu mes kalbėsime apie Dievą, kurį garbiname ir kas yra Dievas, mums reikėtų skirti laiko ir pakalbėti ir prisiminti svarbes tiesas apie Dievo asmenybę. Kas jisai, ką mes turime mąstyti apie jį ir kaip tai gali įtakoti mūsų gyvenimus. Pirmas romėniškas, mielieji, kada mes kalbame apie Dievo asmenybę, mes turime suvokti pirmiausiai, kad tai labai svarbi tema. Labai svarbi tema. Aš žinau, kad laikraščiai, žiniasklaidos priemonės, internetas daug rašo, kas vyksta Ukrainoje, daug rašo, kas vyksta Rusijoje, daug rašo, kas vyksta Amerikoje, rašo apie įvykius mūsų šalyje. Mes jais domimės, skaitome, mes galvojam, kad tai yra svarbu, kai kurie įvykiai yra svarbus. Bet mes turėtume suvokti, kas yra svarbiausia. Ir kada kalbame apie tikintį, kalbame apie krikščionį ir kalbame apie Dievo žmones ir Dievo žodį, mes turime suvokti, kad Dievo asmuo, kas jis yra labai svarbi arba pati svarbiausia tema. A didžioji raidė. Pradėkime nuo to, kada kalbame apie Dievo asmenybę, kad Dievo asmenybė didinga, todėl ją neįmanoma pilnai apibūdinti žmogaus žodžiais. Mes galime skirti valandą šioje vietoje. Jūs galite laukti, kad aš kalbėčiau. Aš galiu laukti, kad jūs kalbėtume. Ir turbūt kiekvienas pasakytumėt labai daug teisingų tiesų iš Dievo žodžio, bet pilnai, visiškai, absoliučiai, nei vienas žmogus savo žodžiais pilnai negali apibūdinti Dievo asmenybės. Mums paprasčiausiai neužtektų žmogiškų minčių, kad mes pasakytume viską apie jo asmenį. B didžioji raidė. Pabandykime visi kartu, kada prisimename šitas tiesas, kada mes apie jas galvojame, pabandykime
daugiau suvokti, kas yra Dievas ir jo svarbą. Pabandykime daugiau suvokti, kas yra Dievas ir jo svarbą. Mesgi, mielieji, kalbame apie visko kūrėją. Mesgi kalbame ir prisimename, ir kada skaitome Dievo žodį, mes kalbame apie visko valdovą. Ir mes kalbame apie tą asmenį, kurį tikintieji garbina. Pirmas, kad garbinimas būtų priimtinas Dievui, jį reikia vis daugiau pažinti. Kad garbinimas būtų priimtinas Dievui, jį reikia vis daugiau pažinti. Pas mane nėra šitose užrašuose, bet jeigu jūs galite, atsiverskite, prašau, su manim laišką Filipiečiam 3 skyrių ir pažvelkime, prisiminkime visi kartu vieną svarbią eilutę, kurią užrašė vedama šventosios dvasios apaštalas Paulius. Filipiečiams 3 skyrius. Aš neskaitysiu nuo skyriaus pradžios, bet skyriaus pradžioje jisai išvardina, kas jisai buvo žmogiškai, kas jisai buvo kaip žmogus, atsimena. Ir raštą gerai žinojo, tam tikras Senojo testamento tiesas. Ir buvo išvardina iš kokios giminės. Ir išvardina, kad jis apipjaustytas. Bet 8 eilutėj sako, o taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Jėzaus Kristaus, mano viešpaties pažinimo ko? Didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau ašvaromis, kad laimėčiau Kristų. Kada Dievas atgimdė Paulių iš aukšto, kada jisai sutiko Kristų Damasko kelyje, ir kada Dievas davė jam supratimą apie save, koks jis yra ir kas yra Kristus, Paulius sako, viskas mano gyvenime pasikeitė. Tas išsilavinimas, kur aš galvojau, kad turėsiu visą pasimėgimą, patapo ne pirmoje vietoje. Kad aš iš Izraelio ne pirmoje vietoje. Kad aš apipjaustytas, kad aš fariziėjas ne pirmoje vietoje. Ir jisai sako, visa tai nuostolis dėl Jėzaus Kristaus mano viešpatės pažinimo didybės. Atgimęs Dievo žmogus turi naują širdį ir naujos širdies troškimas pažinti viešpatį jo didybei. Ir gal dabar jūs dar labiau savo užakcentuojate mintise, kodėl mes vien žmogiškai žodžiais negalime pilnai apibūdinti jo asmens. Tai virš mūsų supratimo, tai labai didinga, bet Paulius sako, aš vis tiek jį noriu pažinti vis daugiau kiekvieną dieną, nes kalba eina apie labai didingą asmenį. Prašau, pažiūrėkite tame pačiame Filipiečiam laiške, 9 ir 10 eilutes. Jose parašyta, ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo paremtą tikėjimu. Ir dabar atkreipkite, prašau, dėmesį 10 eilutę ir ypatingai eilutės pradžią, kad pažinčiau ką? Jį, Kristų. Tai reiškia apaštalas, kuris parašė daug Naujojo testamento, kuris tikrai žinojo Dievo žodį. Jisai išreiškė mintis prieš Dievą ir Filipiečiam rašo iš kalėjimo ir sako, kad pažinčiau jį. Tai nėra išgelbėjantis pažinimas, bet tai yra vis didesnis Kristaus kaip asmens pažinimas kiekvieną dieną.
Ir jis meldžiasi to, jis išreiškia savo mintis ir jisai kalba tikintiesiems, kokį troškimą turi turėti tikintieji, kad pažinti jį vis labiau ir labiau. Todėl, kad Dievui garbinimas būtų priimtinas, jį reikia pažinti vis daugiau. Antras, garbinime svarbu ne tik nuolankumas, bet ir teisingos nuostatos Dievo atžvilgiu. Garbinime yra svarbu ne vien tik tai nuolankumas yra labai svarbu, bet taip pat yra svarbu teisingos nuostatos Dievo atžvilgiu. Bet kuris žmogus, kuris atlieka kažkokį garbinimo veiksmą, ar ne, jis turi tam tikras nuostatas, ar ne? Kodėl jisai tai daro? Kažkas garbina kažką neteisingai, kažkas bando kažką daryti teisingai. Dievo žodis mums atskleidžia, kaip tai daryti teisingai, bet visame garbinime turi būti teisingos nuostatos. Ne veltui Kristus moteriai Samarietei pasakė Jono 4:23, kas yra pas jūs atspausdinta, bet ateina valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių jo garbintojų ieško. Čia yra nuostata, kuri turi būti pas Dievo žmogų. Aš garbinsiu Dievo tiesoje. Ne taip, kaip patogiau, ne tai, kas geriau, bet mes kaip Dievo žmonės melsimės ir atsiversime Dievo žodžio tiesą, kad rasti tiesą ir su ta nuostata mes ateiname garbinti jį. A mažytė raidė. Viešpats moko, kad tikrame garbinime svarbu ne tik geri principai, geros formos ir geros idėjos. Dievas moko, viešpats moko, kad garbinime svarbu ne tik geri principai, geros formos ir geros idėjos. Tai nėra blogai, bet tai nėra svarbiausia, kad mes išdirbtume pačias geriausias formas, pačias geriausias idėjas ir pačius geriausius principus. B mažytė raidė, ir čia yra labai svarbus sakinys krikščionio ir jo krikščioniškam gyvenime. Pirmiausiai garbinime žaviesi pačiu Dievu ir jo asmenybę. Pirmiausiai žaviesi ne principais, ne idėjomis, ne formomis, bet pirmiausiai žaviesi pačiu Dievu ir žaviesi jo asmenybę. Ar jūs atsimenat, turbūt tikrai atsimenat, eilutės turinį, kuris yra užrašytas Filipiečiam 4:4. Neverskime Biblijų, ar atsimenat turinį? Džiaukitės viešpatyje visados ir dar pakartosiu džiaukitės. Galiu citauti iš rusų Biblijos, tai viskas gerai. Bet akcentas koks yra? Džiaukitės kame? Viešpatyje. Mes ateiname į bažnyčią ir mes norime, kad žmonės, kurie susirinko, gražiai giesmę sugiedotų, kad mes apsidžiaugtume, ne? O, sako, šiandien užgiedojo ir aš apsidžiaugiau. Tai yra gerai, kad jūs džiaugiatės giesme. Bet kitą sekmadienį jums neužgiedojo ir jisai sako, šiandien to nebuvo, ar ne? Bet jūs turite suvokti, kad kada jūs žavitės Dievu ir jo asmenybę, jūsų džiaugsmas ne giesmė, jūsų džiaugsmas ne kažkokia forma,
Raštas moko, kad jūsų džiaugsmas Kristuje. Ir kad jūsų džiaugsmas yra Kristus. Vadinasi, ne giesmė mane turi pradžiuginti, ne tai, ką kitas padarė, mane turi pradžiuginti. Džiaugsmas viešpatyje. Žiūrėkite, koks gali būti skirtumas. Vienas atsikelia ryte 20 minučių anksčiau, kad paskaityti Dievo žodžio, pamastyti apie viešpatį. Ir jisai sako, reikia atsikelti 20 minučių anksčiau, nes pastorius iš tribūnos sekmadienį pasakė. Būna ir taip, ar ne? Reikia atsikelti anksčiau, nes neduok Dieve kitą sekmadienį kokia sesuo ar koks brolis mane paklaus, o ką skaitai trečiadienį iš Biblijos. Ir visai kitas dalykas, kada jūs atsikeliat 15 minučių anksčiau iš džiaugsmo Kristuje. Yra skirtumas. Labai didelis. Atrodo taip lyg tai nereikšminga, bet iš tikrųjų tai atskleidžia, kad mes kaip Dievo žmonės pašaukti mokytis ir mokytis pirmiausiai žavėtis jo asmenybę ir tai, kas yra Dievas. Trečias. Tikras garbintojas nusilenkia prieš jo asmenį, žavisi jo charakteriu, grožybę, tobulybę, gerumu. Kada jūs garbinate Dievą, nusilenkite prieš jį. Skirkite laiko, kad jūs žavėtumėtės jo charakteriu. Koks jis gražus yra savyje. Tai vienintelis asmuo šitoj visatoj, kuris yra tobulas. Ir taip pat, kiek mes gerumo patyrėme iš jo, ne? Ir tai nuolat plaukia iš jo asmens. Ir vėlgi, kada apie tai galvoji, kada tai tavo garbinime, vėl tu pripažįsti, kad kaip žmogus neturi gebėjimo išvardinti visko, kas yra jo prigimtyje. Todėl prašau, atsiminkime, kad asmuo, apie kurį mes kalbame, yra didingas. Ir melskimės, siekime to, kad jo asmenį, jo grožį, jo charakterį nusilenkę mes pažintume vis labiau. C didžioji raidė – neteisingas požiūris. Neteisingas požiūris. Aš galvoju, kad mes galime šioje vietoje kaip krikščionis būti nuliūdę teisingų liūdesių, kada mąstome apie šitą teiginį ir suvokti, kad mums reikia šauktis viešpačio ir prašyti jo, kad jis padėtų, kad šitas požiūris pasikeistų. Pirmas, labai gaila, bet krikščionybė vis daugiau koncentruojasi į žmogų, o ne į Dievą. Labai gaila, bet kada kalbame apskritai kaip apie krikščionybę, vis labiau viskas koncentruojasi į žmogų, o ne į Dievą. Žmogus klausė, a ką jūs man duosite, kad aš ateisiu į šitą bažnyčią? Kaip kurie klausia, a ką jūs man darbą duosite, jeigu aš ateisiu į šitą bažnyčią? Nes mes dažnai klausime žmogus, o kaip tau padėti? Žmogus klausia, darbą duosi? A ką jūs padarysite man, kad būtų geriau, jeigu aš ateisiu į šitą bažnyčią?
Ir tada kryptis gali būti, o kam iš tikrųjų čia viską geriau padaryti, kad jie ateitų į bažnyčią, ar ne? Ir mes kartais net netendencingai, po truputėlį, turime polinkį neišsakant tų minčių, bet savo veiksmais labiau susikoncentruoti į žmogų negu į Dievą. Antras. Tikintieji vis daugiau galvoja apie savo teises, nuopelnus, o ne apie Dievo šlovę. Nuopelnai, teisės, apie tai galvojama vis daugiau, vis daugiau, vis daugiau. Kartais net apie patogumą, bet ne apie Dievo šlovę. Ir pastorius Aleksejus Kolomycovas savo knygoje rašo trečias. Žmogaus norai, jausmai svarbioje vietoje, ar ne? Kurie sako, tai turi žimti labai svarbų vietą. Koks mano noras? Kaip aš jaučiuosi? Ir užbaigsiu sakinį tuo, išstumdami Dievą į nesvarbę vietą. Tai reiškia, koks mano noras, koks mano jausmas, kaip aš jausiuosi. Ir per visą tai viskas išstumia Dievą į nesvarbę vietą. Ketvirtas. Daugelis tikinčiųjų labai mažai laiko praleidžia mąstydami apie Dievą. Daugelis tikinčiųjų labai mažai laiko praleidžia mąstydami apie Dievą. Pakeris savo knygoje Pažinti Dievą užrašė tokius sakinius. Krikščioniškas mąstymas prisitaikė prie laiko dvasios. Visa tai išvystė grandiozinės mintis apie žmogų ir liko tik labai mažos mintelės apie Dievą. Šešioliktas puslapis. Šeštas. Dėl viso to krikščionybė vis daugiau patampa naudos ieškojimo. Dėl viso to krikščionybė arba daugeliu žmonių tai, kas susieta su Dievu, patampa naudos ieškojimo. Septintas. Krikščionybėje šiandien žmonės dažnai siekia savo tikslų. Krikščionybėje šiandien žmonės dažnai siekia savo tikslų. Ir leiskite jūsų paklausti klausimais, gali būti retorinis, jūs galite atsakyti, jeigu norite. Jeigu žmonės, kurie vadina save krikščionimis, vis labiau siekia savo tikslų, kuo visa tai patampa? Religija. Nes religingi žmonės, jie tik galvoja, kaip pasiekti savo tikslų, ar ne? Kodėl religingas žmogus atneša auką Dievui? Aš atsimenu vieną pavyzdį, kada klausiau vieną konferenciją, kuri vyko Nižnij Novgorode, aš internetu klausiau, tai kaip tik davė pavyzdį. Šamanai susirenka
Ir šamanų vadas sako vienam vyrui, nu tai ką, jeigu tu vyras, paaukok jautį. Nu, jis ten vyras, bet kaip tą jautį paaukoti, žinai, nu. Tada jam šamanų vadas sako, negali, tai atneš kažkokią auką, kad galėtum tą jautį paaukoti. Tai tada tas netoks svarbus šamaniukas nueina pasigauna vištą, nukerta galvą ir paaukoja vištą. Ir jisai sako ten, mano Dieve, kaip aš tave suprantu, aš tau aukoju vištą, kad tu man duotum jautį. Tai yra visada savo tikslų ieškojimas. Ir tai patampa religija. Žmonės įsivaizduoja, kad yra viršesnė būtybė, kuria gali manipuliuoti, kad ji veiktų žmogaus naudai. Tai pradedame įsivaizduoti kartais Dievą. Ten kažkokia viršesnė būtybė ir ta viršesnė būtybė yra tam, kad jie manipuliuoti ir kad tai būtų žmogaus naudai. B. Kai kurie moko, kad Dievo galima įtakoti įvairiomis apeigomis. Kaip kurie meldžiasi, Dieve, tu žinai, aš šiandien tau bažnyčiai aukosiu didelę sumą. Dievas apie tai žino, aš neabejoju. Bet kadangi aš tau aukosiu šiandien didelę sumą, man turi grįžti 10-eriopai. Ir būtinai piniginiai išraiškoje. Bet ir žmogus pradeda įsivaizduoti viršesnę būtybę, kuriai kažką daro ir galvoja, aš manipuliuosiu, kad tai būtų mano naudai. Kiti galvoja, kad Dievą gali įtakoti savo pergyvenimais. Gal bus kažkokie ypatingi jausmai. Gal aš praliesiu daug ašarų ir ta viršesnė būtybė bus įtakojama. C mažytė raidė. Užbaigiant mūsų 7, daugelis bažnyčių šiandien susikoncentruoja į žmogų, jo interesus ir jo tikslus. Ir vėl žmogus patampa labai svarbu. Mes matome tai mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir jo 12 mokinių pavyzdyje. Jeigu jūs sudėsite visus Evangelijos įvykius chronologiškai ir pamastysite dar kartą apie tuos įvykius, jūs turbūt su manim sutiksite, kad 12 mokinių Jėzaus Kristaus 3 metų žemiškos tarnystės metu turėjo patį geriausią pamokslininką bet kada pamokslavus. Jie turėjo patį geriausią mokytoją, kuris bet kada mokė. Ir kada žiūrime į tuos įvykius, mes žinome, kad Petras pasakė svarbią teologinę tiesą, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ir Kristus sako, šio išpažinimo pagrindu aš pastatysiu bažnyčią ant uolos ir pragaro vartai nenugalės. Ar jūs atsimenat, ką Kristus sako po šitos tiesos iš karto, kada jisai pasakė, kad pragaro vartai nenugalės bažnyčios ir bažnyčią jisai pastatys? Ar atsimenat sekantį chronologinį teiginį? To atsiminsite. Jisai sako, o dabar aš turėsiu eiti į Jeruzalę
kentėti, numirti ir trečią dieną prisikelti. Jis pasako labai svarbią tiesą, kuris susikoncentruoja į jį kaip į Dievą ir ką jis atliks. Ir kada jūs žiūrite į sekančius įvykius, ką mokiniai pradeda daryti, išgirdę šitą tiesą, kuri koncentruojasi aplink atperkamą auką ir Kristaus asmenį. Ar atsimenat, ką mokiniai pradeda daryti? Ką? Jis sako, a kuris iš mūsų didžiausias? Atsimenat, ar ne? A kuris iš mūsų svarbiausias? Mums reikėtų vienam sėdėti dešinėje, kitam kairėje. Matot, net tomis dienomis mokiniai turėdami patį geriausią pamokslininką, tą, kuris žino tiesą absoliučiai ir visiškai, tą, kuris yra tiesa, tą, kuriame yra tiesa, jie vis tiek turi tą mąstymą, kuris iš mūsų didžiausias ir kuriam čia kažkuris postas teks. Mes irgi gyvename panašiomis dienomis, kada bažnyčios nori susikoncentruoti į žmogų, jo interesus ir jo tikslus. Bet užbaigiant šiandien, ir jeigu Dievas leis, mes tęsime kitą sekmadienį, mes turime suvokti, kad kada skaitome Dievo žodį, jame daug kartų labai aiškiai parašyta, kad svarbiausias ne aš, svarbiausias ne tu, svarbiausia ne mes, bet svarbiausias yra Dievas. Ir aš norėčiau, kad per šitas pamokas aš jums nepasakau nieko naujo ir nieko fantastiško. Mes tiesiog primename savo kai kurias tiesas, apie kurias jūs skaitėte Dievo žodyje. Bet per ateinančią savaitę iki kitos pamokos mąstykite apie jo asmenį, apie jo charakterį, apie jo grožį, apie tai, kas jis yra. Žavėkitės juo ir tegul tai vis daugiau ir daugiau įtakoja jūsų gyvenimą. Prašau, neužmirškite šitų lapų kitą sekmadienį. Mes tęsime nuo 8 tiesos, o dabar aš norėčiau kartu su jumis paprašyti, kad jūs atsistotumėt ir pasimelsti. Viešpatie, aš dėkoju tau, kad su šiais brangiais žmonėmis leidai praleisti keletą akimirkų, mąstant apie tavo žodžio tiesas. Viešpatie, dėkojame tau, kad tu mokai mus garbinti tave dvasioje ir tiesoje. Meldžiu Viešpatie Dieve, kad kiekvieno tavo žmogaus gyvenime, kiekvieno tavo žmogaus mintise apie tave būtų didelės mintis, o ne mažos mintis. Viešpatie, noriu paprašyti tavo malonės, kad mokytų mus ir kiekvieną asmeniškai, ir šią bažnyčią žavėtis tavimi, tavo charakteriu. Atleisk, Viešpatie Dieve, kada pamirštame apie tai, Viešpatie Dieve, kada tai nukeliauja į neteisingą vietą. Prašome, kad tu mums padėtum, Viešpatie Dieve. Ir prašome, kad šioje vietoje, kaip vietinis tavo kūnas, mes mokytumėmės susikoncentruoti į tave. Ir kad šitoje bažnyčioje, centre visą laiką būtum tu. Ir kad mūsų gyvenimai liudytų, kad ne mes, bet tu esi pats svarbiausias. Laimink dabar mūsų bendravimo pertrauką, o po to prašau užtarnavimą, kad tavo vardas būtų išaukštintas ir pašlovintas Jėzaus vardu. Turėkime pertrauką, prašau.